iš karto buvo užduota vieno tūrio, tokia kaip architektūrinė koncepcija. Norėjom, kad jis būtų vientisas ir tas labai jaučiasi šitam pastate, kad kaip įmanoma siekiam visom priemonėm to vientisumo, kad kuo švaresni fasadai būtų lietvamzdžius paslėpiama. Nėra papildomų elementų, kurie trukdytų atsiskleisti formai ir už kurių kabintųsi akis. Tai dėl tos pačios priežasties ir langai vienoj plokštumoj, nėra lietvamzdžių ir realiai nei stogelių, jokių. Pagrindinis dėmesys architektūriniai formai ir jos išraiškai. Tai ir pačiam sklype norėjusi, kad jis toks būtų vienas, tūris, aiškus ir šiek tiek nusklemti tie kampai, kad labiau įsilietų į tą tokį... Į gamtinę aplinką. Jo, gamtinę aplinką, vis tiek kažkiek nusklemti tie kampeliai, jį suniveliuoja su visų gamtos to grožiu. Ne taip agresyviai atrodo, kad tiesiog būtų dėžutė padėta, bet tie nusklemti kampai tuo pačiu ir viduje natūraliai interjerui suteikia įdomumo, nereikia jokių papildomų, jokių dekoracijų, tiesiog. Ir kuria tokios intrigos, kad ir einant aplink namą, tai nežiūri vienas kampas vienoj pusėje nusklemtas, kitas jau žiūrėk apačioje, atrodo kaip namas lyg ir virsta, bet tuo pačiu ir tam viduje nereikia papildomų dėti dekoro elementų, kurie... Mano nuomonė, šiais laikais tokiam intensyviam tam pasaulyje dar labiau trikdo ir erzina. Stogo vizijai pavyko su tais tokiais nestačiais kampais? Pavyko. Tikrai jaučiu, kilo daug klausimų, kam to reikia, bet mes tai labai esam patenkinti. Labai fainai, kad gausi toks gal abipusis susikalbėjimas ir bandymas spręsti problemas, o ne komplikuoti ir padaryti paprasčiau, kas dažniausiai būna, bet mes patys stengiamės bendrauti ir ieškoti kompromiso ir labai fainai, kad yra ir tokių pačių žmonių, bendraminčių. Ne, tai labai smagu, kad tą mintį suprato užsakovai nuo pat pradžių ir kad stogo vizija padėjo tai įgyvendinti. Kaip vyksta to pačio pagrindo vizijos perdavimas užsakovui? Tikrai nežinojo, kad nori taip. Mes padėjom jiems sužinoti. Mes pasiūlom užsakovam, ko jam norėti. Kartais taip ir pasiseka. Kartais, aišku, būna, kad tas kūrybinis procesas būna kartu su užsakovu, bet šiuo atveju kažkaip gavom tokį labai didelį pasitikėjimą iš jų pusės ir leido kaip tikriem menininkam pasiūlyti idėją ir ją įgyvendinti.